Pakaitinės hormonų terapijos nauda. Jeigu nėra kontraindikacijų, pakaitinė hormonų terapija gali padėti su tokiais simptomais kaip karščio bangos, naktinis prakaitavimas, gali pagerinti miego kokybę, sumažinti nuotaikų svyravimus, žinoma, jaustis daug energingiau dienos metu. Taip pat pakaitinė hormonų terapija gali sumažinti osteoporozės riziką. Kiti šaltiniai nurodo, kad gali net sumažinti ir širdies kraujagyslių ligas, demenciją ar antro tipo cukrinį diabetą. Taip pat gali padėti ir su urogenitalinės sistemos simptomais, tokiais kaip dažnos šlapimo infekcijos, makšties sausumas, skausmingi lytiniai santykiai. Bet pakaitinė hormonų terapija taip pat turi šalutinius poveikius ir riziką. Tad prieš paskiriant jums pakaitinę hormonų terapiją, jūsų specialistas turi įvertinti riziką. Ir apie pakaitinę hormonų terapiją daugiau kalbėsime, tad jeigu tau yra aktualu, kviečiu pasekti.